Sveiki, šiandien pirmasis Advento sekmadienis, pirmoji Advento diena. Ir viešpats kviečia, žiūrėkite, budėkite, laukite, kad nepražiopsotumėte ar kažkaip panašiai tos dienos, to laiko. Ir iš tikrųjų Adventas reiškia laukimą. Dvasinis rašytojas Karlo Kareto, kuris ilgą laiką buvo dykumoje, suprato vieną dalyką, kuris tinka visiems ir mums. Reikia išmokti laukti. Laukti tai, kas yra labai svarbu. Tikėjimo, meilės, draugystės ir pačio Dievo. Ir kad Kalėdos įvyktų, reikalinga jų sulaukti, reikia joms pasiruošti. Viena autorė, rašytoja, jinai pabandė tokį eksperimentą. Sako, stebiu aš, kaip ritasi drugeliai iš savo kokono. Ir pagalvojau, jie ritasi labai ilgai. Galbūt galima juos pašildyti ir nuo šilumos jiems bus didesnė pagalba išsiristi. Ir tikrai visas procesas paspartėjo. Tačiau vėliau, kai išsiritę drugeliai išskleidė savo sparnus, pasirodo, jie buvo per silpni. Reikėjo daug ilgesnio laiko, kad sparnai sustiprėtų. Panašiai taip yra ir su Adventu. Jis skirtas tinkamai pasiruošti ir laukti Kalėdų, kad žmogus būtų nesužalotas, kad būtų tyras, kad būtų sveikas, kad būtų vientisas. Nes visos bėdos gyvenime prasideda tuomet, kai nemokama laukti, nes per tą laukimą kažkas įvyksta tokio brangaus ir svarbaus. Tad linkiu laukti Kalėdų ir tinkamai joms pasiruošti.